Laida finansuojama Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Sveiki, gerbėmieji Lietuvos televizijos žiūrovai. Eteryje Viktorina Gamtos kodas. Laida pakviesianti jūs ir atversianti jums vartus į retų augalų ir keistai judančių rūpužių karalystę. Ir visą tai galite rasti čia Lietuvoje. Mūsų laidoje tradiciškai varžosi 3 dalyviai, atsakydami klausimus apie gamtą ir ekologiją Lietuvoje, o kartais ir toli už jos ribų. Šį kartą mes pasirinkome Lietuvą ir ekskursiją Nemuno deltos regioninėme parke. Pradedame mūsų žaidimą, atrankinis turas. Reikia 2 aktyviausių ir daugiausiai žinančių žmonių, kurie atsakys į klausimus ir stos prie pultų. Pirmasis klausimas. Su kokia užsienio valstybė ribojasi Nemuno deltos regioninis parkas? Taip. Pirmas ranką pakėlė, štai jūs pakėlėte ranką. Taip, jūsų variantas? Manau, kad Baltarusija. Deja, ne, bet bandymas neblogas. Jūsų variantas? Rusija. Su Rusija, teisingas atsakymas. Prašome prie pultų. Atsakymas be abejo teisingas, tai Rusija, o dar tiksliau Karaliaučiaus sritis. Kitas klausimas visiems jums. Koks Nemuno deltos regioninio parko miestelis yra įsikūręs tarp Atmatos ir Skirvytės upių? Matau merginą, kuri kelia ranką nedrąsiai, bet turbūt atsakymas gali būti ir teisingas, nesvarbu, kad žemai keliama ranka. Taip, klausau jūsų. Tai gal Rusnė? Rusnė, teisingai. Tęskite. Ja, viskas. Taip, jūs atsakėte teisingai. Tai Rusnės miestelis, įsikūręs to paties pavadinimo saloje. Tai vienintelis Lietuvos miestelis saloje. Miestelį nuo Rusijos skiria tik Skirvytės upė, o vienintelis kelias į salą per, gal žinote, Atmatos upę. Atmatos upę. Puiku. 2 žaidėjus turime. Ir trečias džentelmenas, kuris palaikys kompaniją šioms damoms, taip pat žinomas žmogus, rašytojas, žurnalistas ir vyrų stiliaus žinovas Giedrius Drukteinis. Smagu matyti pilnai sukomplektuotą žaidėjų grupę, o dabar metas susipažinti. Pradėsime nuo jūsų. Marytė Švenčionėlių. Dirbu pradinių klasių mokytoja. O visokius dalykus dėstote, ar turite savo mėgiamus dalykus? Labai patinka pasaulio pažinimo pamokos, lietuvių kalba. Aš kaip matau, čia turbūt atsitikinių žmonių nebebūna mūsų studijoje. Dauguma turbūt domisi gamta, arba šiaip smalsų žmonės yra, ar ne? Teko dalyvauti kokiuose nors konkursuose arba žaidimuose? Pirmą kartą. Taip. Taip paprastai sako, pirmą kartą sekasi, kaip ir kortos. Ačiū. Turbūt tikėsimės, ar ne? Taip. Esu Eglė iš Klaipėdos, šiuo metu mokausi dar 10 Kodėl klasėje. taip puikiai žinojote, kas yra Rusnė, ar kaip tenai? Taip, dažnai važinėjau. O ką studijuosite? Kai jau Nežinau. baigsite mokyklą, dar neaišku? Nežinau, neapsisprendžiau. Na ir Giedrius, taip. Aš skaičiau vienam interviu, kad vieną gerą patarimą, kurį užfiksavau, norėjau pasitikslinti visų pirma. Jeigu vyras nori gerai rengtis ir netrodyti juokingas arba ne iš savo parapijos, tai jis turi neklausyti žmonos patarimų. Visiškai teisingai. Kokių dar patarimų galite pasakyti va čia sėdintiems žmonėms ir žiūrovams, trumpai ir aiškiai, galbūt nesusijusių su gamta, kad susidėtų su aplinka ir panašiai? Pasakysiu taip, gerbimieji žiūrovai, visiems bus geriau ir gražiau atrodysite, apsirengęs ir išvis gražiau atrodysite, jeigu būsite su šypsena. Kaip sakoma, tai jau buvo sakoma 19 amžiaus Anglijoje, vyras ir aišku moteris nėra pilnai apsirengęs be šypsenos. Taigi, gerbimieji lietuviai, pralinksmėkim. Čia matau, kad jūsų žaidėjas. O ar tiesa, kad darbas puošia? Taip, čia kaip ir Freudas sakė, darbas ir meilė yra 2 pagrindiniai mūsų gyvenimo varikliai. Tai aš tam visiškai pritariu. Taip, taip. Na kągi, siūlome pasižiūrėti mano kolegų parengtą reportažą.
Nemuno deltoje lankėmės dar tik bundant gamtai, kad spėtume pasigrožėti sprogstančiais pumpurais ir neužpykite Rusnės gyventojai potvinių. Retai šiuose kraštuose besilankančiam žmogui tai egzotika, o ne gamtos rūstybė, prikrečianti įvairiausių aibių. Tačiau ne tik potvinių garsus Nemuno deltos regioninis parkas, kurio plotas beveik 30 000 hektarų. Šis parkas tai Protakų raizgalynė, unikalios salos, užliejamosios pievos, Pamario pelkės ir miškai. Atvažiavus pagrindinis dalykas tai yra natūralus kraštovaizdis besikaitulėti su dirbtinai suformuota. Tai yra niekur kitur Lietuvoje nesančiom poldariniam sistemom, poldarinės pievos. Aišku, dabar kaip tik ir esam aukštumalus aukštapelkiai, unikalioje deltinio tipo aukštapelkė. Niekur kitur Lietuvoje tokio dalyko nėra. Į aukštumalos pelkę patekome nužingsniavę kilometrų ilgio pažintiniu taku. Jis vingiuoja buvusią kūlgrindą. Tai 18 amžiaus palikimas, kai buvo nutiestas kelias skersai pelkės tam, kad sujungtų keletą jau neegzistuojančių pelkininkų kaimų. Juose tuo metu gyveno beveik 2000 gyventojų pelkininkų. Aukštumalos pelkė telkšo 3000 hektarų plote. Trečdalis jos teritorijos išliko praktiškai nepaliestas ir saugomas nuo žmogaus invazijos. Tad eiti toliau pažintinio tako pabaigos nevalia. Tačiau įdomiausia, kad būtent čia pirmą kartą pasaulyje mokslininkai pradėjo tyrinėti pelkes. Čia vokiečių mokslininkai XIX amžiaus pabaigoje, tai yra 1898-1906 metais atliko detalius tyrimus šitoj teritorijoje, kaip tos pelkės formuojasi ir aprašė knygui Pelkėtyros mokslo, kuri buvo išleista 1906 metais. Ir tai yra skaitoma pirmoji knyga tokia tematika. Pasaulyje. Nemuno delta kiekvieną pavasarį, o neretai ir viduržiemiu, užplūsta potvinio vandenis. Tada 10 hektarų pievų ir laukų atsiduria po vandeniu, o išsibarsčiusios sodybos pasiekiamos tik valtimis. Pagal Ramsaro konvenciją 1993 metais Nemuno delta įtraukta į tarptautinės svarbos pelkių sąrašą. Potvinio vandenimis užliejama zona apima teritoriją nuo Rambyno kalno iki Kuršių marių. Bendras užliejamos teritorijos plotas siekia apie 600 kvadratinių kilometrų. Iš jų apie 400 kvadratinių kilometrų tenka dešiniojo kranto deltai, priklausančiai Lietuvai. Čia vanduo vietomis išsilieja net iki 56 kilometrų nuo vagos. Kadangi tai yra delta, Nemuno delta, šitoj vietoje yra būdinga tas dalykas, kad upės išsilieja ir užlieja pakankamai didelius plotus. Jeigu pasižiūrėjus mūsų parko schemutę, tai būtų apie 80% teritorijos yra užliejama. Gal netgi šiek tiek daugiau atskirais metais. Vieniems potvinis, ypatingai vietos gyventojams, pragaištis. Kitiems, pavyzdžiui, net specialiai dėl jo į Rusnę važiuojantiems turistams pramoga. O dar kitiems, kaip kad mūsų stebėtiems kelių automobilių vairuotojams, praktinė nauda. Jeigu nebijai, kad mašina sušlaps, susirgs ir numirs, spustelėjai akceleratorių, praskriejai su vėjeliu, per patvinusį kelią kelis kartus pirmin atgal ir automobilis beveik kaip iš plovyklos. Gamtiniu požiūriu potvinio nauda kur kas reikšmingesnė. Be potvinio nebūtų tikėti negi tokios unikalios pelkės kaip čia. Būnant Nemuno deltoje, verta ilgėliau stabtelėti Rusnės miestelyje. Ir ne tik tam, kad įsigytumėte šviežiai pagautos ir išrūkytos žuvies. Tai vienintelis Lietuvos miestelis saloje. Rusnė įsikūrusi Nemuno deltoje tarp Skirvytės ir Atmatos upių. Miestelį nuo Rusijos skiria tik Skirvytės upė, o vienintelis kelias į salą tiltas per Atmatos upę. Beje, Nemuno delta vienintelė teritorija Lietuvoje, kur negruntinis vanduo maitina upes, o atvirkščiai, upių vanduo, filtruodamasis per krantus, papildo gruntinį vandenį. Rusnės saloje, jeigu skaidant, yra pakankamai nemažai objektų, kur būtų galima apvažiuoti. Ir pats Rusnės miestelis su senamiesčiu, Ostadvario švyturys,
pačios užliejamos pievos. Jeigu pavasarį stiprios paukščių migracijos, vėl tose pačiose užliejamose pievos. Na ir Nemuno deltos pasididžiavimas Minija arba Mingė, Minė, kaimas Kintų seniūnijoje, abipus Minijos upės žemupio. Tai vienintelis gatvinis kaimas, kuriame gatvę atstoja upė. Tačiau tilto per upę nėra. Dėl gražaus ir unikalaus gamtovaizdžio Minija dažnai vadinama Lietuvos Venecija. Vietinių gyventojų čia nedaug, tačiau net ir pirmadienį, kuomet lankėme šiame kaime, gyvenimo tempas nepriminė tradicinio Lietuvos kaimo. Ankstyvieji vokiečių turistai smalsiai apžiūrinėjo mažajai Lietuvai būdingus medinius ir mūrinius namus. Deja, autentiškų Mingės kaimo gimimą menančių namų jau neišliko. Na, o Minijos pakrantę nusėdę žvejai jau seniai tapo šios vietos neatsiejama kraštovaizdžio dalimi. Tai yra unikalus iš tikrųjų objektas, urbanistinis draustinis. Tai šitą objektą yra privalu irgi aplankyti. Tikrai privalu, tačiau ir nepigu. Ypač jeigu norite apsistoti ilgesniam laikui ir pasidžiaugti vandens transporto teikiamais malonumais. Bet tai jau ne mūsų laidos tema. Ideologiškai pasiruošę pradedame žaidimą. Trumpai priminsiu taisyklės. Už teisingą atsakymą be pasirinkimo variantų 100 taškų. Jeigu reikia rinktis iš 3 variantų, 50 taškų. O paskutinis super klausimas yra įvertintas 200 taškų. Kas daugiausia surenka taškų, tas ir laimi vertingą prizą. Jeigu vieną kartą bandėte atsakyti klausimą ir nepavyko, antrą kartą jau negalėsite atsakyti į tą patį klausimą, bet galėsite į kitą klausimą. Taigi, manau, jau galim pradėti, ar ne? Pirmas klausimas. Kokiam etnokultūriniam regionui priklauso Nemuno deltos regioninis parkas? Džentelmenas be abejo praleidžia moteris į priekį, dažnai, kad įvertintų jų figūrą. 3 variantai? 3 variantai. Tai gal aš galėčiau pabandyti. Tai spauskite prieš tai, spauskite. Pakartokite, prašau, klausimą. Kokiam etnokultūriniam regionui priklauso Nemuno deltos regioninis parkas? Etnokultūrinis regionas. Rytprūsiams. Spauskite ir sakykite. Rytprūsiams. Dėja, ne. Tai ne. 3 variantai. Ar sakysite vis dėlto? Nu, gal aš klausysiu. Išklausykite, gerai. A. Mažoji Lietuva, B. Žemaitija, C. Suvalkija. Mažoji Lietuva. Mažoji Lietuva, teisingai atsakymas. Čia jau nėra ką ir be pridurti. Atsakymas be abejo teisingas. Kokio gyvūno vardu pavadinta šalia Rusnės esanti negyvenama sala? Šalia Rusnės. Taip, bet jeigu norite atsakyti, spauskite pirmiausia. Kas pirmas spaudžia, turi teisę. Matau, kad Eglė lyg tai bando. Ne? Tikrai ne? Kol kas dar ne. Dar neapšilot pakankamai. Reikėjo nenusimto megstuko. Kas spaus? Kas drąsiausias? Kam ranka sudrebės? Ar man pateikti atsakymus? 3 atsakymų variantus. A. Gaidžių sala, B. Briedžių sala, C. Ešerių sala. Tai gal Briedžių. Briedžių sala, taip, teisingai. Atsakymas teisingas. Briedžių sala yra šalia Karaliaučiaus srities. Taip pat pietvakariausias Lietuvos taškas. Briedžių salą nuo Karaliaučiaus srities skiria tik Skirvytės upė. Iš vakarų pusės Briedžių salą skalauja Kuršių marios. Bet turbūt nenorėtumėte atsidurti Gaidžių saloje, ar ne? Geriau Briedžių saloje. Buvo toks anekdotas, kaip viščiukas verkia ir daužo galvą sieną ir sako, mama, kokia gėda. Mama klausė, kas yra vaikelį. Sako, tikrai mano tėtis Gaidys. Taip, vaikelį. Kokia gėda. Taip, tęsime žaidimą. Kaip vadinama Nemuno deltos regioninio parko vieta, garsi paukščių žiedavimo stotimi? O, kaip drąsiai. Taip, kokia tai bus? Ventės ragas. Ventės ragas, bravo, 100 taškų. Bet visi žinojote aiškiai. Tik turbūt reakcija buvo lėtesnė. Taip, nes buvo 3 variantai. Ventės ragas, kiaulės nugara arba vorusnė. Yra ir kiaulės nugara, tai yra tokia vieta. Žinoma, tai Ventės ragas, pusėsalis prie Kuršių marių, visai netoli nuo Nemuno žiočių. Geriausiai žinomas dėl jame įkurtos praskrendančių paukščių žiedavimo stoties. Ar teko būti šitoje unikalioje vietoje? Kokie įspūdžiai? Nu, įdomu iš tikrųjų. Jo, daug paukščių, nemažai, ypač jeigu dar rodo, kaip žieduoja, tai gan įdomu. O nedavė pabandyti? Ne, nedavė. O kokie paukščiai praskrenda?
Mažyliai visai. Mažiukai, nelabai įdomus. Nėra tokių pelikanų, ne? Ne. Taip, Giedriau, kažką. O aš kaip sakant, tame muziejuje, ar ne, tarkime, tos ornitologijos stoties, kaip sakant, taip žvelgdamas ekspoziciją, prisirinkau labai tokių juokingų paukščių pavadinimų. Pavyzdžiui, žaliakojis tūlikas. Kažkaip labai man juokingai. O tūlikas buvo vienam mūsų žaidime toks klausimas buvo. Tai. Ir dar beje, savo žmoną dažnai irgi vadinu paukštelio pavadinimu Lututė. Ne? Irgi gražu. Ne? Irgi būtent iš tos stoties susižinojau. Niekur daugiau nežinau. Kitas klausimas. Kaip vadinama žema teritorija nuo nuolatinio ar periodinio užliejimo apsaugota pylimais, nusausinta ir sukultūrinta? Polderiai. Polderiai, bravo. Žinojate tamsą mokytoją? Žinojau. Dabar ir mes žinosime. Atsakymas teisingas, tai polderis. Nemuno žemaslėnyje įrengti dviejų tipų polderiai – žiemos ir vasaros. Tokia įdomi informacija. Jie skiriasi pylimo aukščiu ir atitinkamai užliejimo tikimybę. Aukštesnieji žiemos polderiai yra skiriami tam arba statomi tam, kad būtų apsaugotos gyvenvietės ir dirbami laukai. Jie gali būti užliejami tik ekstremalių potvinių, nutinkančių kartą per 100-metį. Vasaros polderių pylimų paskirtis saugoti pievas nuo užliejimo vasaros rudens laikotarpiu, kad nenukentėtų nuo vandens kultūrinės pievos. Neprarastų savo kultūringo vaizdo. Tęsime žaidimą. Dar keletas labai sudėtingų žodžių. Turiu susikaupti irgi. Aukštumalos, rūpkalvių, medžioklės, berštų, leitgirių. Geri žodžiai, ne? Kokio tipo šie Nemuno deltos regioninio parko žemės plotai? Kas tai yra iš vis? Kaip jūs manote? Aukštumalos, rūpkalvių, medžioklės, čia paprasčiausias, berštų ir leitgirių. Kas tai gali būti? Taip, Giedriau. Pabandysiu spėti. Salos. Geras bandymas, bet neteisingas, bet pagirtina, ryžtas. Tai gaunu taškų. Ryžtas. Dar keli tokie ryžtingi sprendimai, ar bus papildomi taškai, drąsa. 3 variantai. Taip. A. Miškai. B. Pelkės. C. Pievos. Pelkės. Pelkės. Beveik visa Nemuno deltos regioninio parko teritorija paveikta įvairaus amžiaus pelkėdaros procesų, o Aukštumala ir kitos minėtos teritorijos yra didžiausios regioninio parko pelkės. Ne miškai, be abejo, dėl to labai logiška. Šįkart be abejo pasiteisino rizika palaukti 3 atsakymų variantų. Geriau žvirblis rankoje, negu briedės rusnėje. Nemuno deltos regioninėme parke aptinkama žuvis. Praeivė kartais vadinama gėlavandenė menkė. Kokia tai žuvis? Iškai turint ir kitą vardą žuvis. Čia jau žvėjams mėgėjams. Jūs nesate žvėjai mėgėjai? Aš matau, kad turbūt... Gal stinta? Eglė žvėjai mėgėja, ar ne? Stinta? Stinta gal. Kodėl? Na, neseniai buvom ir gaudė ir... Tai čia dėl to, kad neseniai buvote? Taip. Irgi bandymas kažkaip logiškai išpastyti. Labai pagirtina, bet neteisinga dėja. Neteisingas atsakymas. Ja, galiu aš pabandyti. Jeigu nebent ponė dar norite, ne? Kas čia? Spėju, kad karščias. Kaip džentelmenai gerai veikia kompaniją, ne? Kai žinai, kad tikrai yra specialistas, tai nieks nenori kaip nors faux-pas kokio nors padaryti. Moveton. Tai koks buvo variantas? Užsikalbėjome. Karščias. Karščias. Dėja ne. Gal dabar jau 3 variantų reiktų? Taip, tęsime strategiją tokią pačią. 3 variantai. Šlakys, vėgėlė ar žiobris? Šlakys. Ne šlakys. 50 taškų lieka man. Žiobris. Vėgėlė. Galvoju apie ją. Iš Kuršių marių deltos atšakomis migruoja neršti Nemuno žemupį ir jo baseinų vandenys labai vertingos praeivės žuvis. Upinės sniegės, lašišos, šlakiai, žiobriai ir vėgėlės, kurios yra vienintelės gėlavandenės menkės. Štai taip mes praplėčiame jūsų akiratį. O jūs, manau, neliksite mums skolingi ir papasakosite daugiau apie tai, kaip būti tikrų džentelmenų arba dama. Ypač tokiose ekstremaliuose situacijose kaip žaidimas. Galėtumėm netgi apsikeisti vietomis, Rolandai. Gal leiskite man paklausinėti. Irgi suktų klausimų. Bet irgi apie gamtą ar apie džentelmenus. Apie, sakysime, aprangą tinkamą gamtai. Va, kad susidėtų su aplinka. Taip. Kaip kartais mėgsta ir Erlickas daryti. Susidėti su aplinka.
Bet iš tikrųjų, čia yra praktiški patarimai. Manau, mes juos tikrai išklausytume. Galim jau dabar pradėti. Koks yra vienas geras patarimas? Kaip vaikščioti gamtoje? Toks bazinis pasiūlymas. Patogiai. Nes, kaip sakoma, gamtoje niekas jūsų nemato. Nebadys. Nereikia šypsenos, jeigu labai gyvenimas sunkus. Niekas pirštais nebado ar ne kažką. Tai svarbiausia yra patogumas. O jeigu tu esi olėlė mergaitė, tai vis tik turi patogiai eiti. Be abejo, nes, kaip sakoma, žmogaus akistata su stichija reikalauja vis tiek ir įrankių, ir patogumo, ir drabužių patogių, ir nusiteikimo vidinio. Viso to reikia. O taip ir gerbėjai ponai. Tai Raudogė-Paraitė buvo gerai apsirengusi? Aš nesu, kaip sakant, moteriško stiliaus, kaip sakoma, žinovas, jeigu taip galima įsireikšti. Čia jau klauskite kitų vilkų. Supratau. Tęsime žaidimą. Koks ir Nemuno deltos regioninėme parke gyvenantis graužikas iš Šiaurės Amerikos į Europą atvežtas 1905 metais paplito mūsų žemynę? Taip, Eglė? Bebras. Yra tokia versija, bebras, bet neteisinga versija. Ne bebras. 3 variantai. Bebras, ondatra ir kanadinė audinė. Taip, Marytė? Kanadinė audinė. Kodėl taip manote? Na, pagal pavadinimą, jeigu taip. Kad iš Kanados, iš ten, ar ne? Geras spėjimas, bet neteisingas. Ir štai tikrai žinau. Giedrius sulaukė savo valandos. Manau, kad tai yra ondatra. Bravo, ondatra. Čia tas vadinamasis suktas klausimas. Tarsi akivaizdus, o iš tikrųjų ne visai. Tai ondatra, originali Šiaurės Amerikos gyventoja, tačiau vėliau buvo introdukuota ir kitose žemynuose. Įdomu tai, kad į Lietuvą jie atvežta iš Archangelsko 1954 metais. O taip žmonės arba gyvūnai tampa okupantais, kadangi irgi iš rytų kartu su kitais okupantais atkeliavo. Tik šiek tiek vėliau. Visai neblogas klausimas, ar ne? Toksai klastingas. Tęsime apie gyvūnus. Nemuno deltos regioninėme parke gyvena ir vienas iš nedaugelio nuodingų žinduolių, priklausantis kirstukinių šeimai. Koks šio gyvūnėlio pavadinimas? Kirstukiniai. Nuodingas? Nuodingas netgi. Gal siūlyčiau 3 variantus. Nes taip, pirmas yra variantas baltadantis kirstukas, B kirstukas nykštukas ir C vandeninis kirstukas. Taip, Eglė. Vandeninis kirstukas. Kodėl taip manote? Nes, delta Nemunas. Nes delta Nemunas labai logiškas sprendimas. Puiku, ačiū. 50 taškų. Taip, tai yra vandeninis kirstukas. Baikštus vabzdžiaėdis. Vandeninio kirstuko seilės nuodingos, bet jis nepavojingas stambiems žinduoliams arba gyvūnams kaip žmonės, pavyzdžiui, nes nesugeba perkasti odos. Štai kokiu yra kirstukų mažiukas, atrodo toksai nežymus, o kaip gali kasti. Kaip vadinamas Nemuno deltos regioninėme parke esantis vienintelis Lietuvoje gatvinis kaimas, kuriame gatvė atstoja upė? Kuriame gatvė atstoja upė? Čia turėtų būti labai lengvas klausimas. Nemuno deltos regioninėme parke, prašom nepasakinėti, nes įtariu, kad visi žinote. Vienintelis Lietuvoje kaimas, kuriame gatvė atstoja upė. 3 variantai. Minija arba Mingė, B Šyškrantė, C Muižė. Ten yra laivai, kuriais galima iš Nidos nuplaukti, žuvienės pavalgyti. Taip. Mingė? Mingė, be abejo. Minija, dar vadinama Mingė, kaimo namai išsidėstė abipus Minijos upės. Išlikę netgi 19 amžiaus pabaigos pastatų. Geras susisiekimas vandens transporto su Rusne, Ventės ragu, Nida ir kitais Kuršių nerijos kurortais. Paskelbkime tarpinius rezultatus. Marytė 300 taškų. Eglė 150 taškų. Ir Giedrius, kol kas tikrai kaip tikras džentelmenas, surinko 50 taškų. Tęsime žaidimą. Dar viskas prieš akis, dar pusę klausimų yra likusių. Kitas klausimas. Kaip buvo vadinami užliejamas pievas šienaudavę žmonės, būrėsi į ištisus kaimus? Pievas šienaudavę žmonės, kurie būrėsi į kaimus. 3 variantai. Laukininkai, pievininkai ar sielininkai.
Eglė greičiausiai buvo. Sielininkai. Kodėl? Sielininkai. Taip kažkaip. Jeigu jie pievą šienavo. Ne sielininkai. Antra buvo Marytė. Pievininkai, teisingai. Pievų šienavimas. Aš laukiau, kol... Taip, tai teisingas atsakymas. Tai pievininkai. Iš viso Panemunėje buvo per 20 kaimų. Gyventojų pagrindinis pajamų šaltinis buvo užliejamos pievos. Nuolat trešiamos potvinio vandens. O galbūt kaip Egipte irgi Nilas išsiliedamas irgi trešia laukus. Žmonės šienaudavo vešlės pievas, o juose ganomos karvės duodavo be abejo nemažai pieno, kadangi buvo labai geras, kokybiškas maistas be konservantų. Kitas klausimas, čia šiek tiek istorinis klausimas. Kokiu Lietuvos tarpukario prezidento vardu pavadintas tiltas esantis kelyje Šilutė-Rusnė? Lietuvos prezidentų prisiminkime, kiek buvo. Kada tai galėjo būti pavadinta? Netiek daug variantų, ar ne? Gal pateikti 3 variantus? Ar rizikuosite? Aš pabandysiu spėti, logiškai išmastyti. Taip. Jeigu tas kraštas atiteko Lietuvai 23 metais, ne, tai tada prezidentu buvo Stulginskis. Taip? Nes pirmas buvo Smetona, antras buvo Stulginskis. Taip? Tai tarsi galbūt jo vardu ir pavadinta. Tai aš spėjau Stulginskis. Stulginskio. Deja, ne. Bet... Aš kad nežaidžiau. Tai gal Kazio Griniaus? Kazio Griniaus, taip. Čia galbūt dėl to, kad Kazys Grinius labai trumpai buvo prezidentu, tik pusę metų. Bet jis buvo 26 metais. Nuo vasaros iki gruodžio mėnesio. Tai dėl to galėjo, taip sakant, pražiopsuoti. Tiesiog labai trumpas laikotarpis, mirti ir viskas. Taip, tai prezidento Kazio Griniaus tiltas, pavadintas tik pusę metų Lietuvai vadovavusio prezidento garbei. Tai yra 3. prezidentas. Va, ir jisai beje turėjo sūnų, kurio vardas buvo Liūtas. Ir tai yra pavyzdys, kad fantazija nėra ribų. Dabar žmonės mėgsta savo vaikus vadinti, pavyzdžiui, vėjais, ar ne? Liūtas tai dar rimčiau skamba. Štai toks tas mūsų buvo prezidentas, jo atminimas yra tapęs tiltų. Tęsime žaidimą. Nemuno deltos regioninėme parke randama nendrinė rupūžė pasižymė ypatingų judėjimo būdu. Kuo jis ypatingas? Kaip ta rupūžė juda? 3 variantai. Ar logiška mąstymo pamokėlė? Ne, aš kaip jau išmastęs, bet leisiu po jo. Gerai, tai 3 variantai turbūt, taip. Pirma variantas, ar jį bėgioja, B, ar jį šokuoja, ar jį ritasi. Taip, Eglė. Ritasi. Ritasi? Oi, ne, bet gerai atrodytų. Kaip koks kulverstukas, pavyzdžiui, taip? Bėgioja. Bėgioja, teisingas atsakymas. Jo, bet jeigu būtų rupūžė kulverstukas, tai aišku, kad jinai ristųsi, o kadangi nendrinė. Taip, tai yra šviesiai žalsva gelsva su išilgai nugaros nutysusią geltoną juostelę nendrinė rupūžė. Jos nugaroje daugybė kauburėlių ir karpų. Ypatingas skiriamasis bruožas nendrinė rupūžė niekada nešokuoja, bet bėgioja. Koks Nemuno deltos regioninėme parke retai aptinkamas roplys vadinamas geležine arba varine gyvate? Gluodinas. Gluodinas, bravo. 100 taškų. Tai žinojote, ar ne? Spėju, kad skaitėte. Nes dažniausiai geležinė gyvatė gluodinas ir vadinamas. O rečiausiai kaip vadinamas? Jeigu dažniausiai. Tai aš taip juokauju. Rečiau gluodinu. O varinė gyvatė taip. Varinė geležinė. O gal žinot, kodėl taip pradėjo jį vadinti? Su kuo tai susiję? Gal pagal spalvą? Gal pagal spalvą, arba pagal barškėjimą. Ne, kaip varis. Nelabai gal jis barška. Na be abejo, aš vėl juokauju. Taip, tai gluodinas panašus į gyvatę, tačiau iš tikrųjų tai bekojis driežas. Nuo gyvatės skiriasi tuo, kad turi matomus akių vokus ir kartais mirksi. Kai matote, rupūžės nestriksi, o bėgioja, driežai neturi kojų. Keista ta Lietuva. Kaip vadinamas vienintelis Lietuvoje jūrinės kilmės ežeras, esantis Nemuno deltos regioninėme parke? Jūrinės kilmės ežeras. Giedriau. Marios. Deja, ne, bet bandymas neblogas. Tai duokit bent kiek taškų už tos neblogus bandymus kažką. Kaupėsi tas, tai ta kritinė masė, paskui kaip duosim, tai... Taip, 3 variantai. Damba, Krokų lanka ar Žiogys? Marytė? Krokų lanka. Kodėl Krokų lanka? Nežinau, tiesiog taip galvoju. Teisingai galvojate, taip?
tas noras rizikuoti, nelaukiant 3 variantų, ne visada pasiteisina, bet pagirtina. Tiesiog, Rolandai, nustebęs, kad tas iš tikrųjų regioninis parkas toksai platus ir toks kupinas pavadinimų ir visokių gyvių, roplių ir šliužų. Gal ne visus juos lengva pamatyti, bet manau verta ten apsilankyti. Taip, tai Krokų lanka ežeras susidarė, kai Nemuno sąnašos atitvėrė Kuršių marių dalį. Taigi, kaip tarsi teisingas iš dalies atsakymas, bet Krokų lanka. Nes Kuršių marios yra Kuršių marios. Taip, kad... Kitas klausimas. Per Nemuno deltos regioninį parką migruoja ne tik paukščiai ir šikšnosparniai, kurie iš vabzdžių taip pat migruoja per Nemuno deltos regioninį parką. Vabzdžiai. 3 variantai. A. Blakės. B. Utėlės. C. Drugiai. Eglė? Drugiai. Drugiai, teisingai. Labai turbūt logiškas sprendimas, bet kodėl taip neryžtingai? Reikia spausti, Giedriu. Aš norėčiau pažvelgti į akis tų klausimų kūrėjai, kuris įrašo kaip utėlės. Jis ten, kažkur ten. Taip, per Nemuno deltos regioninį parką driekėsi Arktikos, Europos, Rytų Afrikos paukščių migracijos kelias. Pro čia taip pat migruoja įvairių rūšių šikšnosparniai bei drugiai. Ką senieji rusniškiai vadindavo triušiais? Ne triušius galiu iškart pasakyti. 3 variantai. A. Nendrės. B. Kiškius. C. Ajerus. Eglė, Nendrės. Ir jos rizika pasiteisino, nendrės. Seniai rusniškiai nendrės vadino triušiais ir egzistavo reta profesija nendrininkas. Žiemą jie kirsdavo pamaryje sužėlusias nendrės, ir dabar turbūt tą daro. Rišdavo į kapas ir parduodavo. Pamaryje nendrėmis uždengta ir aišku, jūs žinote, tūkstančiai senųjų pastatų stogų. Ar ne? Ir labai gražiai atrodo. Tie stogai galbūt netgi ekologiški ir gerai šildo ir saugo nuo lietaus. Taip, kitas klausimas. Nemuno deltos regioninėme parke yra Žalgirių kaimas, kuris įkūrimo metu buvo pavadintas vieno Vokietijos politinio veikėjo vardu. Koks tai buvo veikėjas arba kas buvo tas veikėjas? Vokiečių politinis veikėjas. 3 variantai. A. Otas von Bismarckas. B. Vilhelmas II. C. Paulius von Hindenburgas. Eglė, kaip jūs? Vilhelmas. Vilhelmas kas toks? Antrasis? Ne. Dėja, ne. Bismarkas. Bismarkas, taip. Beje, Žalgiriai buvo vadinami Bismarko pelkininkų kolonija. Į šį kaimą kėlėsi žmonės, kurie sausino pelkės, kasė durpes ir užsiėmė žemdirbiste. Beje, kalbant apie Bismarką, yra viena įdomi sąsaja su gamta. Jisai turėjo įkūręs tokį fondą, kuris vadinosi Roplių fondas ar Reptilių fondas. Kaip jūs manote, kam jis buvo skirtas? Papirkinėti žurnalistams ir politikams. Štai kokia yra Bismarko sąsaja su gamta. Tęsime žaidimą, kuris jau baigėsi. Paskutinis klausimas, super klausimas, super džentelmenui, kuris visą laiką praleidžia damas į priekį. Ne, dabar jau nebeužleisi, dabar jau aš noriu laimėti prizą. Dėl garbės, ar ne? Kaip toj dainoje 3 milijonai. Bet verta kovoti dėl savo garbės. Koks Nemuno deltos regioninėme parke perintis paukštis yra pavaizduotas Didžiosios Britanijos karališkosios paukščių apsaugos draugijos logotipe? Puikus klausimas, ar ne? Labai lengvas. Siejantis Lietuvą ir Angliją. 3 paukščiai. Turbūt užtek 100 taškų. A. Avocetė. B. Smailiaodegė antis. C. Griežliai. Eglė? Antis. Ne, ne antis. Kuris dabar? Griežlė. Ne? Aš jums suteikiau visas galimybės. Specialiai tylėjau. Giedrius desertas. Pakartokit, prašau, tuos 3 pavadinimus. Ta išskyrus antį ir griežlę. Avocetė? Avocetė. Avocetė, yes. Avocetė. Of course. Kaip pasakyti, būtų. Čia skiriu šitos taškus gerbiamom poniom, jeigu galima. Po 50. Po 50, taip, tikrai. Užrašykite. Taip, tai karališkosios paukščių apsaugos draugijos didžiausios Europoje gamtos apsaugos organizacijos logotipe pavaizduota avocetė. Tai karvelių dydžio, turintis būdingą viršų kiek riestą snapą paukštis. Snape yra jautrių jutimo organų, todėl paukštis gali maitintis vandens bestuburiais jų net nematydamas.
Lietuvoje avocetės peri tik Nemuno deltos regioninėme parke. Dar viena priežastis ten apsilankyti. Dėkojame Jums už žaidimą, skelbime rezultatus. Trečioji vieta. Giedrius 50 taškų, 100 taškų atiduota. Bravo. Su Giedrius dovanotais taškais Eglė surinko 400 taškų. O Marytė 600 plus 50 taškų. Taigi, labai smagu, kad Lietuvoje yra tokių mokytojų, kurie puikiai išmano gamtos subtilybės ir regioninių parkų paslaptis žino arba atspėja jas. Sveikiname ir įteikime fotoaparatą. Belieka atlikti paskutinę funkciją, informacinę funkciją, pranešti Jums visiems ir pakviesti dalyvauti mūsų laidos filmavime. Norintys tą padaryti, registruokitės internete adresu gamtoskodas@videometra.lt. O aš dėkoju Jums už puikų ir linksmą žaidimą. Ačiū svečiams studijoje ir Jums, gerbėmiai žiūrovai. Susitiksime po savaitės įprastų laikų, sekmadieniais 16:15 min. per Lietuvos televizijos pirmąją programą. Dėkoju, Gabriel. Ačiū. Ačiū, geras žaidimas. Dėkui. Laida finansuojama Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.